Taigi, mėlyjei, pasikalbėkim apie Eduminto programų galimybę finansuotis per kursuok programą. Tai aš apskritai noriu pasikalbėti, gal pradžioj netgi pradėkim nuo tos minties, kad turim daug didelį biudžetą atėjusi iš Europos komisijos. Ir tas biudžetas jisai yra per visą Europą išdėliotas, iš tikrųjų, kad per artimiausius metus mes galėtų mokytis. Ne? Bakalaurai, jaunimas, jauni žmonės nuolatos mokosi, bet yra didelis strateginis tikslas iš Europos komisijos, kad mokytųsi ir suaugę. Tai per artimiausius keletą metų bus daug dešimčių milijonų, gal net ir šimtais per visą Europą bus investuojama į tam, kad suaugę žmonės galėtų daugiau mokytis. Kaip visą tai veikia? Valstybė sukuria platformą, į kurią registruojasi mokymų tiekėjai, tokie kaip mes ir daugybė kitų mūsų kolegų. Ir mes visi, patekę į tą platformą, kurioje valstybinės institucijos patvirtina, kad tai yra gera mokymų programa, kad tai yra tikslinga, kad tai yra kokybiška. Atsiradus šitoje platformoje mokymų programai, bet kas, atitikdamas tam tikrus reikalavimus, bet daugybė žmonių gali tuose mokymuose sudalyvauti nemokamai. Kitaip tariant, jiems nereikia mokėti, aišku, už visą tą darbą yra sumokama iš to biudžeto. Tai yra valstybė paskirsto šitą biudžetą. Tai kaip tas atrodo vartotojams, jūs nueinat į kursuok.lt ir išsirenkate iš ten daugybės mokymų, tuos, kurie jums labiausiai patinka. Maksimali finansuojama suma yra 500 eurų ir jūs tuose mokymuose galite sudalyvauti ir gali būti vieni mokymai, gali būti per keletą, tą savo biudžetą galite išsiskirstyti. Tai mes dalyvaujame šitoje programoje su 3 savo mokymais, apie kuriuos šiandien ir norėsiu papasakoti. Tai apie kiekvieną jų pakalbėsim, apie 2 papasakosiu aš, apie vieną iš jų papasakos Tomas, kaip tik tai lektorius prisijungęs prie mūsų. O paskui pasikalbėsime bendrai apskritai apie patį kursuok, pasikalbėsime apie naujienas, kurios ten yra nutikę. Pradžioj prieš viską aš dar trupučiuką mažą trumpą intro apskritai apie tai, kas mes esame Edumint mokymai. Tai mes rinkoje esame 9 metus. Mes 9 metus dirbame tam, kad Lietuvos marketingistai turėtų kuo stipresnius skaitmeninio marketingo įgūdžius. Mūsų visi mokymai yra apie skaitmeninį marketingą pačiausia prasme. Ir mūsų noras visą laiką yra, kad marketingistai ne tik tai turėtų daugiau žinių, bet ir kad kaip įmanoma geriau jaustųsi savo darbo vietoje, būtų užtikrinti, galėtų argumentuoti savo sprendimus ir apskritai jų darbo diena būtų kuo paprastesnė. Tai mūsų didysis turtas ir didysis darbas iš tikrųjų yra lektorių atranka. Mes visada ieškom žmonių visų pirma tokių, kurie kiekvienas dėstytojas dėsto tik tai, iš ko gyvena kiekvieną mielą dieną ir iš ko valgo duoną. Tai net ir matysite mūsų tokiuose labiau kompleksinėse mokymų programuose, matysite, kad yra labai daug lektorių, kai kurie net keisis kas antrą paskaitą. Todėl, kad turėsime daug skirtingų paskaitų ir norim, kad kiekvieną paskaitą jums papasakotų tas žmogus, kuris ją geriausiai išmano ir kiekvieną mielą dieną su tuo darbuojasi. Nes tai leidžia jums papasakoti pačius naujausius dalykus ir papasakoti būtent tai, kas iš tikrųjų yra reikalinga darbo rinkoje. Pas mus neegzistuoja toks dalykas, kaip nežinau, tai gal pasidomėjau, pasiskaičiau, pažiūrėjau YouTube ir tada papasakoju per mokymus. Mes to vengiam, dėl to turim labai didelį kiekį lektorių. Ir antras dalykas, kurio lektoriuose ieškom, tai kad žmonės mylėtų dėstymą, dalinimąsi, kad nuoširdžiai sirgtų, kad visi mūsų studentai iš tikrųjų išsineštų tas žinias ir jas galėtų pritaikyti savo kasdienybėje. Ir tai yra šita kombinacija gero eksperto ir gebančio papasakoti dalykus atrasti yra, nepatikėsi, bet be galo sunku. Tai šitos žmonės, kuriuos mes turim savo komandoje, mes juos be galo vertinam. Daugelis iš jų dirba labai daug metų su mumis, kai kurie netgi yra, kas dirba tuos 9 metus išdirbę kartu. Tai be galo džiaugiamės dėl to ir be galo esame jiems dėkingi, kad jie kartu visą laiką dalinasi per mus kartu, dalinasi marketingistams savo žiniomis. Tai su šituo žmonės jūs sutiksite ir mūsų mokymuose. Tai trupučiuką papasakosime ir apie juos, papasakosime programas, bet man tiesiog norėjosi papasakoti apie tą mūsų bendrą standartą, kurį mes turime Eduminte visus 9 metus išsiugdę ir kurį mes atnešam taip pat ir kursuok ir kurį jūs gausite, jeigu jums pavyks papulti į šitas mūsų grupės.
Tai prieinant dabar prie to, ką siūlysime jums, iš ko jūs galite rinktis, tai mūsų šiandienos susitikimas apie tai ir yra, kad jūs išsirinktumėte tą programą, kuri labiausiai geriausiai tinka jums. Tai turėsime tris skirtingas programas, kurias per artimiausią šitą finansavimo raundą mes jums siūlome, kurias esame pasitvirtinę. Pirmoji jų yra apie socialinių tinklų administravimą. Tai reiškia, jeigu jūs arba norite teikti tokią paslaugą kaip freelanceris, arba norite įsidarbinti įmonės viduje ir tai yra tas kanalas, kurį jūs norite valdyti, ne, socialinius tinklus, arba, arba tiesiog jūs turite galbūt savo verslą ir ten jums labai svarbu yra socialiniai tinklai, tai šitie mokymai bus jums. Ne, apie detalę programą tuoj pat praseisim. Tai čia pirmoji programa, antroji programa yra apie elektroninių parduotuvių rinkodarą. Tai arba jūs turite patys e-shopą, arba vėlgi norite teikti paslaugas e-shopams ir norite padėti jiems aukti, tai vėl šiek tiek kitos kompetencijos yra reikalingos tais atvejais. Ne, socialiniai tinklai tokia labiau komunikacija įvaizdinė, e-komercija yra grinai apie pardavimus. Kiek pinigų sudėjau ir kiek pinigų gavau atgal. Ir trečioji mūsų naujoji programa yra apie video kūrimą su dirbtinio intelekto pagalba. Tai šitoje vietoje šitas kursas, mano taip nuojauta, tuoj Tomas galės papildyti, yra labiausiai tiem žmonėm, kurie yra apskritai vizualiniai kūrybininkai, ar tie, kurie iki šiol filmuodavo, ar tiesiog domėjosi vizualinių vaizdų kūrimu. Tai dabar mums dirbtinis intelektas jau šitoje vietoje yra kiekvieną dieną pagalbininkas. Tai nors pavadinimas yra apie video kūrimą, bet iš tikrųjų bus labai daug ir statikos kūrimų, ir apskritai ženklodaros, vizualinio istorijos pasakojimo. Tai jisai ne tik tai video, bet ir statinės kūrybos atvejams bus labai aktuolus. Ir aš taip iš tikrųjų iš to, kiek man kolegos ten šiek tiek siuntinėjo žinučių ir taip, net šiek tiek komplimentų gavau šiandien apie tai, kas sako, kokią fainą programą sugalvojot. Tai tokia išvalga yra, kad apskritai dabar skaitmeninis turinys ir turinio kūrimas, jisai yra labai, švelniai tariant, ant bangos. Ne? Tai, kas yra priekyje ir ten, kur labiausiai labai stipriai tobulėja dirbtinis intelektas. Tai tiems, kurie norit būti apskritai tiesiog AI-jaus priekyje, AI-jaus bangoje, tai man atrodo šitas kursas tokiam net ir bendram išprusimui bus be galo naudingas, reikalingas, net jeigu iš karto ir dar nejuntat, kurį panaudosit pinigams gauti. Bet tas tikrai per metus ar kitus nebijokiai labai stipriai jums atsipirks. Tai žiūrėkit, keliaujam į kiekvienos programos atskirai aptarimą. Tomai, šauk pats, pasidalink skaidrėmis iš savęs, kad kontroliuotum vaizdelius ir klausom tavęs ir tada po tavo papasakojimo trumpas klausimų atsakymų momentas su auditorija. Puiku. Ačiū, Damantai. Taip, tai skaidris. Tai sekundėlę. Aš dalinuosi ekranu. Taip, prašau suteikti prieigą. Taip, klik. Teoriškai turėtume dabar viską matyti. Ar viską matot? Taip, matys. Labai gerai. Sveiki visi, tai smagu jūs visus čia matyti, girdėti ir žinoti, kad esat pasijungę. Tai programa bendrai iš tikrųjų yra faina. Ir jūsų savo vietoje aš ją pats pasinaudočiau, netgi svarstau, o kodėlgi ne, pasižiūrėti, gal netgi yra papildomų sričių, kur pats norėčiau sudalyvauti. O kas dėl mano šitos programos, tai vesim dviese, tai yra Andrius Paškevičius ir aš, Tomas Sakro. Norėčiau pradžioje pristatyti savo kolegą, kurio šiandien čia dabar neturim. Andrius Paškevičius yra mano senas pažįstamas. Pažįstu jį gal virš 10 metų, ne? Jis yra Fake It agentūros, video agentūros bendrai kūrėjas ir iš tikrųjų yra toks, gan kietas režisierius, jeigu taip paprastais, aiškiais žodžiais pasakyti. Jie kūrė įspūdingas reklamas, bet tokias, žinot, ne tokias, kur būna tokias eilinės, gležnas, tokias pop, ne, o su tokiu cinkeliu, kur yra kažkas gera istorija, geras kabliukas, geras siužetas. Ir tas man patinka iš tikrųjų. Andrius turi kažką tokio, tą vadinamą cinkelį, už ko galima užsikabinti ir gilinti savo žinias. Tai kaip minėjau, režisierius, scenaristas ir gali nukreipti, papasakoti, parodyti, kas iš tikrųjų žaidžia, nes ne vien techniniai dalykai, tokie kaip žinojimas, kur kokį mygtuką paspausti yra svarbu, bet yra labai svarbu suprasti,
kaip mes norim ir galim papasakoti kažkokią tai istoriją kažkam, kad ji būtų iš viso įdomi kažkam tam žiūrovui, suprantat? Nes labai lengva yra padaryti kičą, labai lengva padaryti nuobodų dalyką, kurį visi norės paprasčiausiai paimti ir išjungti. Bet kaip padaryti, kad viskas būtų gerai, tai tuomet reikėtų šiek tiek pagalvoti, kaip mes galim tą išspręsti. Taip, gerai, dar truputėlį. Dar aš čia pabandysiu dar kartelį pasidalinti ekranu, nes man atrodo, jums nepatogu yra žiūrėti. Tai aš paspausiu, kad mes dabar matytume. Galbūt štai šitą, ne? Bet vis tiek, jeigu jūs viską matot, viskas turėtų būti valio, ne? Jeigu čia kažkaip pasididinti, mes galim va taip pasididinti. Puiku, nuostabu. Tai trumpai, trumpai apie mane. Tai pats ilgą laiką dirbau šitoje srityje, pradirbau video gamyboj, esu atfilmavęs, atmontavęs ir prianimavęs dalykų, tos klasikinės, sakykime, animacijos, ta klasikinė tai jau dabar su kompiuteriu vadinama, ne ta, kur ant celulioido piešti, o su programomis. Esu atfilmavęs, atmontavęs nemažai ir tai, vat, tai yra mano ta techninė bazė, kuri yra pagrindas, o visas tas dirbtinis intelektas tai yra, na, vyšnė ant torto iš tikrųjų. Ir gerų laikų, geroj vietoj, taip sakant, atsidūriau ir jūs atsidūrėt gerų laikų ir geroj vietoj, nes turite progą eiti tuo pačiu keliu. Šiuo metu darbuojos dviem kryptim. Tai yra prie komercinių video projektų, tai yra reklamos, reklaminiai filmukai ir panašaus tipo video. Ir iš tikrųjų ateina dideli tiek Lietuvos, tiek viso pasaulio, galima sakyti taip, brandai. Ir tiesiog sako, Tomai, reikia video, reikia reklamos. Tai realiai turiu didelį sąrašą savęs projektų ir tiesiog visi laukia, kol galima bus prie to prieiti. O šitas visas kursas, jis į save įpina visas reikalingas sudedamasias dalys, kurios yra, na, būtinos, norint kurti kokybišką turinį. Lengva pasakyti, kokybišką turinį. Tai koks tas kokybiškas turinys? Visų pirma, reikia suprasti, koks jis yra. Tai čia Andrius padės tą padaryti. Na ir aš, suprantama. Ir plus reikia surasti priemonės ir būdus, kaip jį sukurti. Taigi, visa šita programa susideda nuo pagrindų, nuo tokio koncepto, ne, labiau, kad kas yra tie video modeliai, koks yra, kaip suprasti prekinį ženklą, kaip išekstraktinti, na, atrinkti geriausias vietas iš konkurentų, iš visos rinkos ir kaip tai bandyti pritaikyti savo, ne, savo atveju. Visą tai po to perauga, na, norim, nenorim, perauga prie paveiksliukų. Lengva pasakyti paveiksliukas. Kas tas paveiksliukas? Iš tikrųjų tai yra statika, ne? Statiškas kadras. Jį reikia išgauti. Jis turi būti sunkumas visas ir visas tas menas ir magija yra apie tai, kad išgauti būtent tokį turinį, kokio mes norim. Kaip padaryti, kad tas paveiksliukas ir jo turinys būtų toks, kaip mes savo galvos įsivaizduojam arba kaip įsivaizduoja klientas. Tai nėra taip lengva. Ir dėl to dauguma tokio va turinio, na, ne visai yra geri pavyzdžiai, o mes parodysim, kaip padaryti, kad būtų, na, geresnis. Taigi supažindinsim su paveikslėlių generatoriais, kurie yra geresni, geriausi, kuriuos reikėtų apeiti ir kokias technikas naudoti, kad gauti, na, gražų ir gerą kokybišką vaizdą. Vėliau keliausim prie animavimo. Tai supažinsiu jūs su visais geriausiais, didžiausiais įrankiais, kurie yra dabar rinkoje. Nes jų yra daug ir reikia suprasti skirtumus. Kodėl mums neužtenka vieno. Technikos visokiausios yra animavimas, iš nuotraukos į nuotrauką, transformacijos, stiliaus perkelimas, perpiešimas, virtualus apšvietimo pakeitimas, judesių perkelimas, na ir galų gale. Taip, žinau, kad visi norite paklausti apie avatarus, kalbančias galvas, kaip aš dabar kalbu, tai taip mes galim padaryti iš tikrųjų virtualų save, virtualų ką nors kitą, bet kokį kitą žmogų, jam suteikti bet kokį
tekstą ir kad jis elgtųsi taip, kaip mes norime ir panaudoti taip reklaminiams klipams, ne, kažkokiems mokomiesiems klipams, meniniams sprendimams. Ir jų yra baisiai, baisiai daug. Iš tikrųjų. Nors technikos dar tos pačios, plus dar yra mūsų interpretacijos. Ir iš viso to reikia sukurti gerą, gražų rezultatą. Modulių treniravimas, tai kas čia per treniravimas? Iš tikrųjų mes galim padaryti taip, kad tam tikras dirbtinis intelektas, nu, pavadinkim taip, suprastų ir įsimintų, kaip atrodom, pavyzdžiui, mes, arba kaip atrodo kažkoks tai konkretus žmogus ar daiktas, ir vėliau, jeigu mes norime jį sugeneruoti, mums nereikia jo iš naujo rodyti. Užtenka parašyti, parodyk man tą žmogų šokantį ant stogo, ir dirbtinis intelektas tai sugeneruos. Tai vadinasi, tai reikia apmokyti, suprasti, kas, kur, kaip. Praktinių užduočių turėsime nemažai. Kaip sukurti savo sugalvotą produktą, ne? Produktą ir kaip jį pateikti, paruošti rinkai. O čia yra ilgas kelias, reikės, na, turim produktą, viskas valio, neturim produktą, reikia taip pat jį apžaisti, kaip jisai galėtų atrodyti ir vėliau reikia jam padaryti virtualią fotosesiją, reikia jį kažkaip pajudinti, reikia viską suklijuoti vieną krūvą, nes gaunam tokius mažus gabaliukus. Taip pat muzika, įgarsinimai, voiceoveriais, ne? Ir, na, bendras supratimas, kad pačiam žiūrovui būtų įdomu žiūrėti, ne? Kad jis to neišjungtų, kalbant apie video. Bet taip pat yra daug, daug, daug dalykų dėl foto retušavimų, keitimų kažkokių objektų nuotraukose. Tai yra būtent tai, kas dabar trendina internetas. Ir tas trendina, suprantu, kad tai yra visada trumpalaikis dalykas, bet iš tikrųjų šitas kelias tik prasideda ir tai yra būtini dalykai, kuriuos reiktų žinoti absoliučiai visiems, kas nori būti, dirbti ir na, auginti galbūt savo karjerą šitoj srity. O pasakysiu atvirai, laikas dabar yra idealus. Tikrai idealus būtent pradėti šitos reikalus. Nes kažkam dirbtinis intelektas atima darbus, o aš stengiuosi taip padaryti, kad jo tik padaugėtų. Ir panašu, kad darau kažką teisingai. Taip, tai turime štai tokius dalykus. Tai prašau dabar mane papildyti, Domantai. Gal turim kokių nors klausimų, kažkur norėtųsi prasiplėsti, galbūt kažkas turi klausimų iš čia žiūrinčių. Dar turime trupučiuką skaidrį į priekį, pavažiuok Taip. pirmyn, apie grafiką galim pakalbėti ir apie tai, kad, tai aš galiu dabar, grafikėlį, gali trupučiuką atgal vieną žingsnį. Aha, taip, 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 puikiai. Jo, tai tiesiog turėsime dvi grupės, kada jas rinksime net dviem skirtingomis datomis viskas vyks. Tai vienas srautas bus nuo pat sausio pradžios ir vyks iki kada čia vasario 18 dieną, paskutinis užsiėmimas. Kita grupė bus renkama nuo vasario 2 iki 26 dienos. Iki kovo 26 dienos. Nes iki kovo pabaigos turime pabaigti šitą srautą, šitą finansavimo zoną. Tai toksai vat, grafikėlis dėl to toks ir vyksta. Bet iš esmės matot, kad kaip ir visi mūsų mokymai, jie trunka visą laiką apie 2 mėnesius, po maždaug 2 kartus per savaitę susitikimai. Ten bandom kartais savaitės dienas stabiliai laikyti tas pačias, bet gyvenimas vyksta visiems ir lektoriams, ir mums patiems. Tai ne visą laiką taip gaunasi išlaikyti, bet stengiamės būti savaitės vidury, kad ne pirmadienis, ne penktadienis. Mokymai vyksta visą laiką vakare po darbų, tai ten po 8:15 ar po 6:15 arba po 6:30 startuojam ir 3 valandas mokomės. Tai yra 4 akademinės valandas tam, kad suspėtume viską pasidaryti per tą nustatytą laiką. Tai galite iš karto pasižiūrėti, kuris jums laikas yra patogesnis, pagal atostogas daug kas išsiskrendam šituo metu ir panašiai, bet žodžiu grafikas yra toksai, jį irgi jau galite rasti Kursuok LT platformoje, tai galėsit pasižiūrėti ten ramiai, nebūtinai skaidrės, bet tiesiog dabar bendram vaizdui. Ir Tomai dar vienas skaidrelį į priekį, tai tik tokia pastaba, kad kadangi daugybė dirbtinio intelekto įrankių jie yra mokami arba būna nemokami, bet labai labai tokia trumpa maža versija, tai mes norime dirbti kokybiškai, tai kadangi investuojate į stipriai save, tai nemokamai gaunate patį finansuojamą, gaunate visą mokymų programą, tai kviesime apie 50 ar 100 eurų nusimatyti įvairiom programom
nusipirkti mokamą reiškia, įrankiais dirbsim, nes kiekvieną kartą pasižiūrėsim, kurie yra patys šviežiausi tuo momentu, jau pasitikėsim lektoriais, kad mums juos parinktų. Tai va, tai tiek dalykų. Nežinau, Tomai, dar kas nors? Ne, manau, kad viskas tvarkoj. Iš mano pusės mielai atsakysiu visus klausimus, jeigu kas nors tokių turėtų. E, Kursas smagus, bus reikalų, bus dalykų, nėra viskas taip lengva, kaip atrodo, nes visiems visada atrodo, kad čia vieno mygtuko paspaudimas, o tik tai, kai mes pradedam tai daryti, mes suprantam, kiek čia iš tikrųjų yra reikalų ir dažnai smagių reikalų. Tai tiek. Taip, mėlyje, jeigu turit klausimų, dabar yra laikas pasiklausti Tomo, nes paskui mes jį paleisim toliau. Žinau, kad darbų turi, keliausim prie kitų temų. Ok, tai girdžiu tylą, tai jo, tai Simona klausė, kokių reikės programų, tai va, tai, ką mes dabar pavardinom, tai greičiausiai, kad su tuo darbuosimės, ne, tai čia GPT, Nano Banana, Kreja, galbūt Midjourney, nežinau, kaip jūs nuspręsite paskutiniu metu, kokius planus turite. Jo, iš tikrųjų tai čia yra geras klausimas ir atsakysiu. E, Iš principo galima apsieiti su nemokamais dalykais ir versijom, bet tam reikia, tam užtenka arba labai trumpam ir truputį, taip sakant, kaip įmerkti uodegą, bet jeigu kažką daryti labiau pilnavertiškų ir toliau, reikia turėti labai daug kantrybės ir laiko. Dėl to Andrius ir visi kiti rekomenduos, ką reikėtų įsigyti. Iki pamokų nebūtina kažko tai pirkti. Tiesiog pradėsim gal nuo multiplatformų, kaip yra, pavyzdžiui, Kreja, Flipikas. Ir ten yra viduj daug visokiausių įrankių iš išorės, kur ta platforma perparduoda tam, kad galima būtų pradžiai išsibandyti, o vėliau nuspręsti, kokių programų mums reikia tiesiai. Tai viskas bus gerai. Simona, jokių kompiuteryje programų turėti nereikės, viskas vyks online. Tai šitoje vietoje viskas ramu. Na, Ar čia bus kas nors? irgi iš tikrųjų čia toksai niuansas. Gali nebūti programų, bet taip pat gali ir būti. Jeigu mes kalbam apie kokį nors, pavyzdžiui, klipuko kūrimą, tai mes vis tiek turime kažkur sumontuoti tą klipą. Tai teoriškai mes galim daryti tą online, bet tai gali būti labai nepatogu. Ir mano rekomendacija būtų iš tikrųjų yra tos nemokamos programos jau kompiuteriai. Jeigu Windowsai, tai yra jau kaip buvo anksčiau Movie Makeris, ne? Tai dabar jau yra kitaip vadinasi, bet iš principo tai yra tas pats. Ar tas pats CapCutas, ne? Aš naudoju Premierą, Filmora gali būti. Absoliučiai nėra skirtumo, galima naudoti visiškai nemokamai, nes ten yra kalvadėlė, prie kalvadėlės susijungia ir gaunasi filmukas. Kristina klausia, o kaip su visai žaliais naujokais? Kur nusibrėžėme minimumą, kaip apsibrėžėme minimumą, kur ką privalo gebėti žmogus, kad dalyvautų pas jumis sklandžiai? Bet man bus, ko nemokas vis. Aš taip dar mėgstu dažnai apibrėžti, kad turbūt tas minimumas apatinis yra kompiuterinis raštingumas. Tai iš esmės, kad jeigu mes kompiuteriu tvarkingai naudojamės, jeigu gebam susidėkti programą, sugebam užsiregistruoti, nežinau, kažkokiai naujai platformai, tai iš esmės tai yra tas minimumas, su kuriuo mes galim važiuoti. Simona, registracija prasidės lapkričio 27 dieną, teisingai, Eglė, sakau, bet apie tai dar turėsime skaityti. Taip, tai lapkričio 27 dieną. Jeigu šiuo momentu klausimų daugiau nėra,
tai aš manau, kad mes galim Tomą ir paleisti. Gerai, Ačiū, iki iki. ačiū labai, Tomai. Tai aš tada perimsiu toliau estafetę ir papasakosiu apie likusias programas. Dar trupučiuką pasidalinsiu, nežinau, istoriją, kada aš lektorių šituos rankiojausi ir apskritai dar programą pats dėliojau, pateikti į kursuok, tai tiesiog buvo labai didelis noras padaryti, kad tai būtų video generavimas, ne tik tai tiesiog video filmukų darimas, bet kad jis būtų orientuotas į rinkodarą. Tai kaip matėte iš programos, tikrai bus daug pokalbio. Pirmiausia, bus daug pokalbio tokio konceptualaus, kas yra mūsų personažai, kokią žinutę mes norime transliuoti savo video klipu, koks prekės tokio konceptualumo mes turėsim, tikrai nešoksim tiesiai tiesiog į bent kokio vaizdelio generavimą. Aš manau, kad čia yra tas toksai teisingas būdas, kaip padaryti, ir kadangi turėsime pakankamai laiko, daug pakankamai valandų, 54 valandos iš viso mūsų bus darbo akademinės, tai tikrai bus laiko pasidaryti ir tuos konceptualius dalykus, ir taip pat techninius. Ir kadangi mūsų tikslas yra jūsų praktinis išmokimas dalykų, tai bus daug laiko skirta paskutinės valandos, paskutinės paskaitos bus jūsų praktinio darbo darimui. Tai reiškia, susiformuosit kiekvieną savo užduotį pagal savo situaciją, nežinau, su kokiu prekės ženklu dirbate, ar kokias ambicijas turite, kokią svajonę galbūt turite. Ir galėsite darbuotis tuo pačiu metu, turėdami lektorius įjungtus gyvai. Ir, ir tuo metu ir tuo metu dirbsite, darysite praktinį darbą ir bet kuriuo momentu galėsite paprašyti iš lektorių pagalbos. Taip, Simona, finansavimas gali būti tik tai vieną kartą paimamas kursuok, tai jeigu 500 eurų jau išnaudojat, viskas dėja antrą kartelį, jeigu norėsite dalyvauti, teks dalyvauti savo lėšomis, bet be finansavimo. Gerai, noriu tada keliauti prie antrųjų mūsų mokymų. Ir dabar irgi tikiuosi, kad pas mane viskas gražiai, sklandžiai įsijungs ir galėsiu jums papasakoti apie taip. Taip, Eglė, ar aš gražiai matausi? Ar matai mano didelę Mataisi. skaidrę ir mane šoniukyje? Taip, matau. Super, labai gerai. Tai žiūrėkit, antra mūsų tema yra rinkodara socialiniuose tinkluose. Tai šita tema yra apie tokią daugiau komunikaciją, apie turinio kūrimą. Ir kaip matote, čia jau, kadangi yra platesnis per daugiau skirtingų kompetencijų, mes ugdysim šituose mokymuose. Tai ir lektorių yra visas didelis būrys. Tai labai taip bendrai žiūrint, ką mes pirmiausiai pasidarysime skaitmeninio marketingo pagrindus apskritai, kad suprastumėte labai aiškiai, kurgi tie socialiniai tinklai yra bendrame kontekste. Nes socialiniai tinklai niekada vieni jokios funkcijos netlieka. Jie visą laiką būna komandoje su kitomis skaitmeninio marketingo priemonėmis. Tai pirmojoje paskaitoje padarysime įžangą būtent apie tai. Tada pakalbėsime apie socialinių tinklų apžvalgą. Tai skaitmeninio marketingo pagrindus Radvilas pradėstis jums, agentūrų, net kelių agentūrų iš tikrųjų vadovas ir savininkas, labai populiarus, labai visų geidžiamas lektorius, tai irgi man didelė garbė ir džiaugsmas, kad pavyko mums jį prisivilioti. Toliau apie socialinių tinklų apžvalgą papasakos SuperU projektų direktorė, kuri labai daug metų dirbo ir tiesiai su klientais, su socialiniais tinklais, dabar jau valdo visą komandą, kuri su tuo dirba. Toliau turėsime Instagram Reels dirbtuvės, nes dabar iš tikrųjų socialiniai tinklai stovi ant video formato, ant Reelsų. Tai čia Giedrė Kaltauskė, labai rimta influencerė, kuri dabar jau pereidinėja netgi ne tik tai iš Instagramų Reelsų, jau pasiekė jau savo karjeros viršūnės, dabar jau netgi pereina į YouTube influencerės, tai jau plečia savo galimybių ribas. Bet Giedrė irgi yra daugiametė mūsų lektorė, kuri labai fainai papasakoja ir apskritai, kaip socialiniuose tinkluose video turiniu komunikuoti, ir papasakoja labai praktiškai, kaip tuos klipus gaminti, kaip juos daryti, kaip padaryti, kad tai neužtruktų labai daug mūsų gyvenime, nes pati Giedrė turi ir vaikučius, ir šeimyną, ir turi daugybę kitų užsiėmimų, tai kaipgi ten operatyviai pakankamai pasidaryti gerą rezultatą. Kalbėsime būtinai apie dirbtinio intelekto pagalbą, kuriant mums turinį.
Taip pat kalbėsim apie Canva, nes socialiniuose tinkluose ne tik tai video, bet darom ir statinio turinio, tai statinis turinys dažniausiai vyksta su Canva, tai vėl mes labai praktiškai su dizainerė Agnietė šoksim į tai, kaip ir iš techninės pusės, kaip Canva naudotis, bet taip pat ir kalbėsim apie tos tokius fundamentinius dalykus, kaip gražią kompoziciją padaryti, kaip suderinti šriftus, spalvas, tiesiog padaryti, kad kaip paveiksliukas būtų gražus. Ne, kabutėmis sakau, bet prasme, tai tiesiog yra tam tikros taisyklės, kuriomis jeigu naudosimės, tai ir gausis gražiai, nebūtinai turime turėti patys labai kažkokią gerą dizainerio akį. Ir pabaigai desertui su manimi pasimokysite apie mokamą Meta Ads reklamą. Tai socialiniuose tinkluose mes, taip, tikrai labai svarbi dalis ir turbūt svarbiausia yra turinys, bet mums yra svarbu, kad jį kuo daugiau žmonių pamatytų. Tai su pagalba Meta Adsų, susimokėję tam tikrą biudžetą ir išmokę tinkamai tą biudžetą suvaldyti, mes galėsime pasiekti labai gerus rezultatus, nes ta mūsų žinutė, kurią mes gražią su meilė sukūrė, jinai pasieks daugybę žmonių. Tai turėsime daugybę lektorių ir iš tikrųjų, kaip čia dabar veiksmas toksai, kad dirbsim, matot, čia jau grafikas tiksliai koksai paskaitų sąrašas yra. Ir iš tikrųjų, bet tos temos, kurias aš ką tik tai išvardinau, tai kiekvienas lektorius savo temai turės po dvi paskaitas. Daugiausiai laiko bus skiriama Meta Ads, kadangi tiesiog techniškai yra labai sudėtinga tema, tai čia aš netgi dalinsiuos pirmas dvi paskaitas pravesiu aš, o dar dvi paskaitas mano kolega Donatas. Ir išeisite būdami labai stiprus socialinių tinklų komunikacijos specialistai, kurie sukursite gerą strategiją, paruošite puikų turinį ir išmoksite, kaip jį paskleisti dideliam žmonių kiekiui. Čia vėl tik tai bendram susipažinimui mūsų grafikai. Principas, žinokit, labai panašus. Vėl pirmoji grupė yra nuo sausio pradžios iki vasario antros dalies. Ir taip pat su antraja grupė, tai vėliau pradedam vėl nuo vasario pradžios iki kovo pabaigos. Ir kadangi šitie mokymai jau vyko, su dirbtinio intelekto mokymais mes dar startuosime dabar pirmą kartą, visiškai šviežias dalykas, o rinkodaros socialiniuose tinkluose jau vyko, mes jau esame praleidę dvi grupės. Tai iš tikrųjų iš jų mes jau esame gavę atsiliepimus ir iš tikrųjų jie mus labai stipriai džiugina. Vidurkis, kaip matot, čia galite pasiskaityti pagal kokius rodiklius, nes kiekvienas iš jūsų irgi turėsite užsipildyti tokį klausimyną, privalomas jisai bus po visų mokymų. Taigi matot, rezultatai yra labai aukšti, tai mes be galo esame nuo to laimingi. Ir ten, kur trūksta dar mums iki 5, tai iš tikrųjų, čia šitie atsiliepimai visi vieši yra, tai galėsite pasižiūrėti kursuok svetainėje, bet didžioji dalis atsiliepimų, kurie sumažino trupučiuką balų, buvo dėl to, kad mes šiek tiek per intensyviai darydavom paskaitas. Tai anksčiau mes darydavom jas 3 kartus per savaitę, tai vargšiukai pakrisdavo ir nebesugebėdavo jau išgyventi su tokiu tempu, kas labai suprantama yra, tiesiog mes norėjom šiek tiek, kad per trumpesnį laiką viską pasibaigtumėm. Tai mes išgirdom komentarus mūsų dalyvių ir dabar turbūt bus dar mažiau net ir tų 4,9, nes tikrai tas 2 paskaitų per savaitę tempas, aš ir pats esu mokęsis tokiame, aišku, jis reikalauja daug pastangų ir tie 2 mėnesiai nebus labai lengvi, bet tikrai iškenčiami ir galima susitvarkyti. Tai taip apie šitą, apie rinkodarą socialiniuose tinkluose. Sakykit, ar turit kokių nors klausimų būtent apie socialinių tinklų grafiką, temas, paskaitas? Gerai, jeigu ne, tai viskas tvarkoja, tada važiuojam prie trečiosios mūsų paskaitos. Taip, vėl tvarkingai gražiai pasidalinti. Ne, mašinų nerodysim. Egle, ar rodo skaidrės gražiai, full screenas? Taip, viskas tvarkoja. Gerai. Ir trečioji mūsų tema yra elektroninių parduotuvių rinkodara. Tai čia yra orientuota būtent tuos, kurie turi e-shopus. Čia temos yra jau tokios labai apie pinigų leidimą ir pinigų generavimą. Tai mokysimės 2 reklamos paleidimo platformas, kuriams skirsim tikrai po daug laiko. Tai yra Meta Ads reklama, tai Facebook'e ir Instagram'e reklamų leidimas.
Pridėsim gal netgi kažkur trupučiuką ir TikToko, nes jisai ten labai panašus, tai tokių trupučiuką galėsim aspekto papasakoti, parašysiu kolegos Donato, nes turi daugiau patirties. Kalbėsime apie Google Ads reklamas. Ne, tai čia mes turėsime daugiausiai apie paiešką, ne, per paieškos raktažodžius ir taip pat apie YouTube, ne, kaip šitose erdvėse mes galim geriausiai gauti rezultatus, kuo daugiau, kuo didesnę dalį pinigų investavus ir kuo daugiau gauti gražos per pelną. Tada dar viena tema bus elektroninio pašto rinkodara. Tai čia Matas Pocius iš NFQ agentūros, kurie yra partneriai su Omnisendu. Tai jie būtent šitą platformą lietuvių sukurtą, bet visame pasaulyje be galo populiarią. Tai ant jos rodys dalykus, tai jums irgi rekomenduosim ją naudotis, jeigu dar nesate išsirinkę, bet žinoma, kad tie patys principai tiks ir bet kur kitur. Tai Matas jums papasakos apie tai, kad elektroninio pašto rinkodara nėra naujienlaiškiai, kad tai nėra tik tai universaliai visiems siunčiamas tas pats laiškas, kad tai yra labai svarbi dalis uždirbti pinigų norint, yra laiškų automatizacija, ne, priminimas apie apleistą krepšelį, priminimas tiesiog nusipirkti prekę vėl, jeigu jinai išsibaigė, ir tas padarimas tiksliai tuo momentu, kada žmogui to reikia. Tai mes turime daugybę automatizacijų ir tam tokių daugybę strategijų apie tai pasidalins, nes žmogus kasdieninė duona yra elektroninio pašto marketingas. Tada taip pat turėsime temą apie reklamos turinio kūrimą su dirbtiniu intelektu. Vėlgi, visose reklamos kanaluose mums yra reikalingas turinys. Jisai gali būti tekstinis, jisai gali būti vaizdinis, bet turėsime temą irgi, kaip pradedant nuo to, kaip apskritai apsirašyti prekės ženklą savo, kaip pasidaryti, kad mano tie visi vaizdeliai dirbtinio intelekto generuojami būtų į temą vizualinę ir tada galų gale, kad turėtumėm gerus tos vaizdus ir kokybiškus ir galėtumėm juos leisti į viešumą generuoti pardavimus. Ir pabaigai turėsime labai svarbią temą, vėlgi su Radvilu, apie duomenų analizę ir Google Analytics. Nes mums esminis dalykas, kada mes leidžiam pinigus ir generuojam pinigus, mums yra svarbiausia duomenys ir gebėjimas juos suprasti ir interpretuoti. Kurie mūsų išleisti pinigai mums atnešė pinigų, kurie ne. Marketinginis bajeris jums, mūsų pusė išleisto biudžeto buvo išleistas teisingai. O kuris mes ir nežinom, kuri pusė. Tai tam, kad atsakytumėm į šitos klausimus, kuriegi mūsų eurai ir kurie mūsų veiksmai yra tie, kurie mums atnešė gerus rezultatus, reiškia, juos toliau investuotumėm, mums reikalingas yra Google Analytics ir kiti apskritai darbas su duomenimis. Tai tą vietą Radvilas jums labai gražiai, sėkmingai papasakos, su daugybė pavyzdžių, su kuriais jisai dirba ir apskritai supažinęs su pačiu Google Analytics, jeigu šiek tiek ten dar trūksta jums žinių ir supratimų. Vėl grafikas analogiškas gaunasi, kad mes kiekvienos paskaitos turėsime po 2 dalis, tik tai Meta Adsų turėsime 4 paskaitas ir Google Adsų turėsime 4 paskaitas, kadangi ir viena ir kita tema yra labai plati, didelė ir techniškai sudėtinga. Tai mes tikrai norim, kad jūs tikrai išeitumėt jau su stipriomis žiniomis šitoje vietoje, ne tik tai trupučiuką pasikrapštę paviršiumi, bet ir būtumėm pasinagrinėję techniškai sudėtingai. Tai tikrai paskirsim daug laiko, kad išeitumėt su stipriomis žiniomis. Vėl tvarkaraštis labai panašus, pirma grupė nuo sausio pradžios iki vasario pabaigos, antroji grupė startuoja sausio pabaigoje ir pabaigiam kovo viduryje. Tai vėl tas pats principas, vėl kaip matot, bandom antradieniais, ketvirtadieniais daryti paskaitas, tiek gaunasi, kai kurios trupučiuką pasistumčiusios gaunasi. Ir vėl puikūs atsiliepimai, vėl panašus labai vidurkis, 4,8, tuo tikrai didžiuojamės ir žmonės tikrai labai džiaugiasi ne tik tai pačia programa, bet ir dėstytojais, nes tikrai temos yra sudėtingos, jos techniškai yra sunkios, nes labai daug techninių reikalų ir daug techninių terminų ir daug techninių įrankių, kuriuos reikės išmokti. Tai man labai širdis dainuoja skaitant atsiliepimus, kad buvo ir ne tik tai pati medžiaga aiškiai pateikta, bet ir apskritai ir patys lektoriai sugebėjo sudominti, išlaikyti dėmesį ir net ir po sunkios darbo dienos prisijungus prie mokymų vis tiek pavyko darbus atlikti ir išmokti dalykus. Tai tiek apie trečiąją temą. Taip, laikas klausimams. Aušra klausia, kokiu laiku vyksta paskaitos. Paskaitos vyksta vakarais po darbų
prasideda arba po 6:15 arba po 6:30 ir baigėsi ir trunka 3 valandas. Tai jau tokiu gan vėlyvų laikų pasibaigs, bet kitų variantų nelabai turim. Taikomės, kad kuo daugiau žmonių galėtų prisijungti. Taip, Gintarai, jeigu Gintaras klausė nuorodos į socialinių tinklų marketingo kursus, tai jeigu matote chatą, pažiūrėkite viršuje, yra nuoroda į visų 3 mūsų mokymų, palaukit, galiu pakartoti labai lengvai. Tai čia rasit visus mūsų 3 mokymus, ir socialinius tinklus, ir e-komerciją, ir video. Va, čia dar kartelį pakartoju. Taip, ar turim dar kokių nors klausimų apie šitą 3 programą? Jeigu ne, tai tada, kuo skiriasi 2 ir 3 programos, turbūt klausimas, ne? Tai 2 programa socialiniai tinklai yra labiau apie turinio kūrimą, komunikaciją, ne, kai mes keliame turinį ant savo socialinių tinklų sienų, tai reiškia, dirbame su Facebooku, Instagramu, TikToku, bet tai yra daugiau įvaizdinė komunikacija. Tuo tarpu 3 programa apie elektroninę komerciją, tai yra tuo metu, kada mes turime elektroninę parduotuvę ir ten turinys, aišku, yra svarbus, bet jis yra 2 vietoje, bet 1 vietoje mums yra techniškai, kur mes investuojame pinigus į reklamą tam, kad tie pinigai grįžtų atgal dar didesnėmis babkėmis. Socialiniuose tinkluose mes neskaičiuojame taip stipriai pinigų, labiau skaičiuojame įsitraukimą, dėmesį, įvaizdį sukurtą ir panašiai. Taip, klausimas yra, ar yra galimybė dalyvauti savo lėšomis. Tikrai taip. Jeigu norite dalyvauti šitose grupėse, tuomet irgi registruojatės per Kursuok LT, tik tai pasirinksite pirmame žingsnyje, kad pasirinksite, kad norėsite apmokėti savo lėšomis. Nes į šitas grupės gali prisijungti tik tai žmonės per Kursuok LT užsiregistravę. Bet Kursuok LT galite rinktis, ar jūs naudosite valstybės lėšas, ar jūs susimokėsite patys savarankiškai. Tai taip akvilė galite dalyvauti ir kaina yra ta pati, nesvarbu, per kur jūs registruojatės, ar mokamai ar nemokamai, vis tiek mes esame kainoje 500 eurų, taigi kaina yra ta pati. Dėl registracijos datų, taip pat atidarysiu skaidrelę, tai viešai parodysiu, bendrai grafiškai parodysiu, taip yra grafikas jau žinomas. Taip, tai gerai, matau, kad jau klausimai pereidinėja į general dalykus, tai tada einu toliau skaidrėmis ir papasakojam apie tai, kaip apskritai dabar vyks visa registracija, kaip viskas atrodys, nes buvo ir pakeitimų, tai aišku, nebūtinai aktualūs tiems, kurie jau dabar pirmą kartą dalyvausit. Tai dabar dar pradžioje be skaidrių pasakoju taip. Jums reikės padaryti 2 dalykus. Pirmas dalykas, turėsite apskritai prisijungti prie Kursuok LT sistemos, prie jos prisiregistruoti, kadangi tai yra valstybinė sistema, jūs tą padarysite ten tvarkingai su elektroniniu parašu arba per elektroninę bankininkystę. Ten turėsite galbūt trupučiuką dar užpildyti kažkokį klausimyną minimaliai, bet esmė tame, kad valstybė turi matyti duomenis apie jūs, apie jūsų darbą, apie jūsų išsilavinimą, apie jūsų miestą, kuriame esate registruoti ir dar kai kurios dalykus. Tai jums pirmas dalykas, jums reikia užsiregistruoti sistemoje ir pasižiūrėti, ar visur yra varnelės žalios, tai reiškia, kad visa informacija yra apie jūs valstybės turima. Kartais būna, kad gal nežino, gal ten diplomas seniai gautas, dar kažkas, tai jeigu jiems kokios nors informacijos apie jūs truks, tai jie tada jūsų pasiklaus. Sakys, įkelkite savo diplomą. Arba, jeigu, pavyzdžiui, nesate dirbantys pagal darbo sutartį, bet dirbate pagal individualią veiklą, sakys, įkelkite savo individualios veiklos pažymą. Viską pamatysite ten, tiesiog tai sakau, kad pirmas žingsnis yra registracija apskritai pačioje sistemoje. Ta galite daryti jau dabar. Šita sistema veikia. Ir antras žingsnis bus registracija į pačius konkrečius mokymus. Registracija į mokymus vyks, dabar bijau sumeluoti datą, tai jungiu iš karto. Nuo lapkričio 27 dienos iki gruodžio 7 dienos. Ir čia vyks būtent kas nori krepšelio lėšomis mokytis, būtent tais. Taip. Eglė ir mano skaidrės gerai rodo, viską teisingai pasijungiu, finansavimo naujienos dabar turi rodytis. Tai žiūrėkit. Jeigu anksčiau girdėjote, kad vykdavo bado žaidynės, kur reikėdavo staigiai per 3 minutės prisijungti, nes per tą laiką nebeliks finansavimo, tai dabar šitas dalykas yra pašalintas, jo nebėra ir yra padaryta kita sistema. Visi
galėsite laisvai registruotis per ilgesnį laiko tarpą. Tai vat, nuo lapkričio 27 iki gruodžio 7, tai kas čia gaunasi 10 ar 11 dienų, ramiai bet kuriuo momentu prisijungite prie sistemos ir pareiškite pageidavimą, kuriame kurse, kurioje programoje norite mokytis. Po gruodžio 7 dienos iki gruodžio 12 dienos bus priimti sprendimai ir bus pasakyta, kas papuolė į finansavimą. Dabar žiūrėkit, kaip dabar vyks vis finansavimas skirstimas. Jeigu anksčiau buvo kas pirmesnis, tas gudresnis, sistema nulūžta ir tada iš tiesų nebeaišku, kas gauna finansavimą, dabar bus trupučiuką kitaip. Dabar valstybė yra išsirikiavusi pagal tam tikrus kriterijus, objektyvius kriterijus žmonės, kurie sako, man yra tam tikros grupės žmonių, kurie mes žinome, kad statistiškai mažiau mokosi, būdami suaugusieji, turi šiek tiek mažiau galimybių ir mes norime jiems padėti labiau, kadangi mes skirstom pinigus, tai mes ir pasirenkam kam. Ir dabar tai reiškia, kad kai bus susiregistravę iki gruodžio 7 dienos visi žmonės, kurie nori mokytis, tada visi šitie žmonės bus išskirstyti eilės tvarka pagal tokius kriterijus. Neįgalumą turintys turės pirmumo teisę. Toliau bus išrikiuojami žmonės, kurie gyvena regionuose. Tai reiškia, Eglė dabar mane pataisysi, visoje Lietuvoje išskyrus Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir Šiauliai, man atrodo, ne? Taip, taip. 4 miestai. Jeigu jūs gyvenate, registruotas esate, nesvarbu, kur gyvenate, jeigu esate registruotas ne šituose 4 miestuose, jūs irgi keliaujate į eilės priekį iš karto po neįgalumą turinčių žmonių. Jeigu jūs esate gyvenantys esate registruoti viename iš tų 4 miestų, tuomet jūs tiesiog keliaujate į antrą sąrašo dalį. Tada yra prioritetas žmonėms, kurie seniai yra gavę formalų išsilavinimą. 10 metų lygtais, Eglė, ne? Taip, 10. Tai reiškia, tie, kurie turite seniau negu prieš 10 metų pasibaigėt univerą, tai tie universitetą arba kitą, bet kurį formalų ugdymą, turite diplomą, bet seniau negu 10 metų, tai jūs einate į priekį, tie, kurie šviežiau, tie dar trupučiuką keliaujate eilės antrą dalį. Ir galų gale yra pliusas, kuo vyresnis žmogus yra, tuo jis irgi keliauja arčiau pagal prioritetus. Va tokie yra, kaip čia dabar, prioritetai, pagal kuriuos bus rikiuojama eilės tvarka visi tie, kurie norėjo dalyvauti. Ne, tai neįgalumas, gyvenimas regionuose, seniai gautas formalus išsilavinimas ir vyresnis amžius. Ir tuomet bus žiūrima, kiek nes aš taip pasiskaičiavau, ten iš tų milijonų, kiek ten 3,14 milijonų, po 500 eurų, tai gaunasi nepilnai 8 000 žmonių bus finansuojami šitoje eigoje. Tai registruokitės tikrai visi, nesvarbu, kad ar esate jaunesni, ar esate iš tų didžiųjų miestų, tikrai neaišku, kiek tuos kitus rodiklius atitinkančių žmonių, kiek jūs registruos iš viso. Tai aš siūlau registruotis, ar taip, jeigu negausite, tai galėsite kitą kartą vėl pretenduoti ir vėl bandyti į tą eilę atsistoti. Bet kuriuo atveju visi registruojatės ir tada gruodžio 12 dieną laukiam atsakymų, ar mes gavom finansavimą ar ne. Ir tada žiūrėsime, kiek iš jūsų papuolė į kurias grupės, ar mūsų grupės užsipildė. Mes irgi turime tam tikrą minimumą, kiek privalo žmonių būti mūsų grupėje, nes lektoriai mūsų yra brangus, tai jeigu mes nesurinksime tam tikro žmonių kiekio, mes tiesiog sakysim, atsiprašom, mes šitą grupę paleidžiam. Pavyzdžiui, jeigu užsiregistruos 5 žmonės, taip gausis, kad iš tų žmonių, kurie yra patvirtinti ir gavo finansavimą, tik tai 5 prisiregistravę yra prie mūsų konkrečiai mokymų grupės, tuomet mes tuos 5 žmonės turėsime paleisti ir sakysim, sorry, mes visai nedarom mokymų iš tos grupės ir kviečiam prisijungti prie kitos grupės. Tai jūs galėsite paskui registruotis iš naujo į kitas grupės, tai papildoma registracija gruodžio 16-19 dienomis. Tai, žodžiu, tada dar atsilaisvins dalis vietų ir galėsite per tą laiką pasirinkti dar kitus mokymus. Yra tam tikros sąlygos, kurias turite atitikti iš viso, kad galėtumėte pretenduoti į finansavimą. Tai visų pirma, turite būti dirbantys asmenys.
Ne, šiuo metu bedarbiai, esantys užimtumo tarnyboje, jūs pretenduoti į šitą kursą negalite, į šitą finansavimą. Jūs tada keliaujate į užimtumo tarnybos mokymus. Ten jų jie daug rimtesni, brangesni ir ilgesni yra. Šitie 500 eurų finansavimai yra skirti būtent dirbantiems arba pagal darbo sutartį, bet taip pat tinka ir individuali veikla. Jeigu turite individualią veiklą, gali būti, kad kursuoti LT sistema šito nematys, jūs tiesiog įkelsite savo veiklos pažymą ir viskas bus tvarkoje. Antras. Turite turėti aukštąjį arba profesinį išsilavinimą. Vėl, gali būti, kad sistema matys, aš, pavyzdžiui, kada registravausi, mano diplomo, gal kad irgi per seniai gautas, nematė, aš turėjau jį įkelti ir jį man iš karto patvirtino, viskas gerai. Toliau, esate nuo 18 iki 74 metų amžiaus ir taip pat yra reikalavimas, kad dalyvausite visose paskaitose ir užpildysite baigiamąjį klausimyną. Ten minimali tolerancija paskaitų nedalyvavime yra, ten vieną kitą paskaitą galėsite praleisti, bet dalyvavimas iš kursuok sistemos, ne mūsų čia sugalvota yra, iš organizatorių privalomas dalyvavimas yra gyvai, nes ateina tikrintojai ir jie patikrina, jie klausinėja, kokie žmonės dalyvauja. Ir jeigu bus daug nedalyvaujančiųjų arba pasikartos nedalyvavimas, tai skaudės finansiškai ir jums, ir mums. Tai labai kviesim atsakingai pasižiūrėti tą grafiką iš anksto ir tikrai tuo momentu tiesiog nedalyvauti toje grupėje, jeigu tuo metu turėsite atostogas ir panašiai. Ne? Jeigu ten susirgam, kažkas tai nutinka labai didelio, žinoma, viskas tvarkoja, bet kad tai būtų vienas, maksimum 2 atvejai per visą mūsų grupę. Ir detaliau apie finansavimą visus dalykus yra svetainėje kursuok.lt/finansavimas. Tai ten daugiau pasiskaitysi, čia tokius esmę tik tai išrašiau. Ir taip pat primenu, kad dalyvauti galima ir savo lėšomis. Tai arba jeigu nepapuolate į visą, bet jau norite mokytis, tai iš tikrųjų kaina čia yra nei padidinta, nei pamažinta. Mes tiesiog tai taip kaip mokėmės anksčiau, mes šitos mokymus organizuojam, šitas temas labai daug metų, kainos liko tos pačios. Gal vos pamažinom, kad sutilptumėm tikrai su valandomis, bet labai panašiai gavosi. Bet esmė tame, kad mes jas darydavom kaip atskiras paskaitas, o čia tiesiog sujungėme į kursą, dar trupučiuką papildėm kai kuriais dalykais ir gavosi toksai bendra kompetencija skirta socialiniam tiklam ir rinkodarai. Ir viskas, aš daugiau skaidrių nebeturiu, tai daugiau nebeturiu jums ir ką parodyti. Tai va, jo, dėl paskaitų įrašų. Žiūrėkit, mes iš vienos pusės labai norim, kad jūs galėtumėte dalykus pasikartoti, nes tikrai bus daug techninių reikalų. Iš kitos pusės žinom, kad jeigu įrašinėsime viską, tai jums tada bus mažiau motivacijos prisijungti. Tai mes esame suradę tokį tarpinį variantą, kad ten, kur yra įrankių rodymas ir demonstravimas, mes ten įrašus įjungiam. Ten, kur yra skaidrės rodomos, tai mes jums duodame tik tai skaidrės, bet ten nejunginėjom įrašymą. Tai reiškia, jūs turėsite galimybę prisiminti, ne, kad pasikartotumėt, bet jeigu būsite nedalyvavę, tai jums tą vietą bus sunkiau pasivyti. Tai čia jums tiesiog, kad būtų motivacija tikrai prisijungti, bet iš to, kiek dalyvių dalyvavo, tai šitas kompromisinis variantas daugumai tiko, nes esminis dalykas, sunkiausia dalis yra atsiminti tą techninį demonstravimą, kada mes jungiam, pavyzdžiui, Ads Manager ir rodom, kaip užstatyti reklamą. Tai ten vieną kartą pasižiūrėjus tikrai neatsimins, nelieka niekas galvoje. Tai tą dalį mes įrašinėjame, nes jinai yra privalo būti įrašyta ir jums palikta, kad jūs galėtumėte peržiūrėti dar daugiau kartų. Tai, žodžiu, įrašinėsime tuos dalykus, kurie jums yra svarbus pasikartojimui. Dar klausimų. Jeigu ne, tai mes esam šaunuoliai, kurie sutilpom lygiai į valandą, taip kaip ir planavom. Tai aš tada, mielieji, jums dėkoju už jūsų dėmesį, už jūsų klausimus. Prašau iš karto dabar bėgti į kursuok.lt, prisijungti su elektroniniu parašu, užsiregistruoti ten, pasižiūrėti, kokių dokumentų jūsų prašo, tam, kad kai kitą savaitę, kada čia kitą 27 dieną, ne, kada čia bus, kad kai jums jau reikės registruotis, kad jau nebebūtų jokios trioko ir kad galėtumėte iš karto užsiregistruoti. Skubėjimo nėra, nereikia per pirmas minutės. Bet kadangi vis tiek galų gale ten, kai išsirikiuos viskas pagal amžių, pagal miestus ir panašiai, tai galų gale vis tiek trupučiuką reikiavimo pagal registracijos datą
pagal registracijos datą, kad vis tiek tai bus jūsų paskutinis kriterijus. Tai reikėtų, kad visgi padarytumėt registraciją savo kaip įmanoma anksčiau. Tiesiog, kad gal jūs būsit, pavyzdžiui, ant ribos ir jūsų registracijos data visgi padarys jums įtaką, ar papulsit už linijos ar ne. Tai visgi darykite tą pirmosiomis dienomis, kada jau tik tai galėsite pasileisti. Mariau, ačiū už linkėjimą įsigyti gerą automobilį. Būtų, žinokit, faina, jeigu tiek surinktumėm tokį tiek grupėse dalyvių, dėja iki šiol tas nepavyko. Jau, žinokit, nebevažinėčiau su Toyotukė. Tai ačiū Jums labai visiems ir ką, labai tikiuosi, kad Jums pavyks užsiregistruoti. Užsiregistruojam mokymuose ir tikiuosi pasimatysim ten. Ačiū Jums labai, iki visiems. Viso.